Būkite pasveikinti birželio 1 dieną sulaukę vasaros pradžios. Būkite pasveikinti visi tėčiai, uošviai, tėveliai ir būsimieji tėtukai. Ir nervus, ir fiziškumą. Dabar koksai Manto Rubštavičiaus. Bet Rytas operatyviai grįžta į gynybą ir panevėžiečiai čia susikūrė Dovio Bičkauskio taiklų metimą. Jis išmetė, kol kas metimai nesukrenta. Ir tuom Lietkabilis naudojasi. BJC duetas nepriklausomos Ukrainos rinktinės istorijoje. Taip, matėme, kad paskutiniosius keletą metų... Dar nematėm nei vieno taiklaus tritaškio, nei vienoje, nei kitoje aikštės pusėje. Per 8 minutės koks Gagičiaus perdavimas ir skirtumų. Ir tai buvo pirmas šių rungtynių taiklus tritaškis. Ardžiai Kaulas iš vidutinio nuotolio. Labai Rynokų antrajame ketvirtyje. Labai gražus ispaniškas pick and rollas, visiškas nesusikalbėjimas. Tato atžvilgių visiškai panaikina Rubštavičius. Kaulas gražiai atrodė, atsitvėrė, turėjo erdvės metimų kairė ranka, bet metimas netikslus. Radzevičius. Tada, kai komandai... Yra ir Saša Kobleras, todėl tai paskutinės epizodai. O čia Džordžia Gagičius. Saugo kamuolį. Danusevičiaus rizikingas perdavimas nepasiteisina. Greifso perimtas kamuolys. Greifsas baudos aikštelėje Tubeliui iš viršaus. Radzevičius į baudos aikštelę. Kontaktas, nėra pražangos. Apsigina Panevėžys. Po ilgos pertraukos jie turi galimybę bėgti į priekį greitame puolime ir Dovis Bičkauskis. Pirminis sprendimas lieka galioti 41-33. Danusevičius prie žemesnį Greifsą iki galo ir Paulius Danusevičius. Tik kairę ranką ir būtent į ją leidžia pelnyti taškus. Radzevičius gauna galimybę išmesti tritaškį laisvas ir... Paulius Danusevičius dar kartą įrodo, kad labai svarbus žaidėjas ne tik puolime, bet ir gynyboje Lietkabelio ekipai. Maldūnas nepagaili perdavimos. Kaulas iki galo kaip raketa nuskuodžia per visą. Dar prieš kelias minutės ta panevėžiečių persvara atrodė labiau įtikinama, o dabar dar vienas netiklus jo tolimas metimas, grumtinės dėl kamulio laimi panevėžiečiai. Bet čia kaip išprovokuoja klaidą Rytas Plakės greitom puolime. Čia labai provokuojamas yra Džiugas Slavinskas mesti, o čia Margis neblogai įsijungė antroje rungtynių dalyje į žaidimą Ryto ekipoje. O čia labai... Naudojasi Maldūno užtvarą. Platų žingsniai toli nuo savęs atleistas kamuolys. Kovleras išsiveda Gudaitį iš baudos aikštelės, meta tritaškį ir Saša Kovleras. Bičkauskis pralenda tarp jų varžovų, perdamas Rubštavičiui, šis Danusevičiui iš toli. Paulius Danusevičius. Normantas ir Kaulas išmuša ir perima kamuolį Gabrielius Maldūnas. Kaulas Flagui iš savo aikštės pusės. Panevėžio Lietkabelis lygina pusfinalio serijos rezultatą.